Kreipiantis dėl valstybės finansuojamo advokatų įprasta tvarka, dažnai kyla klausimas, kaip tinkamai užpildyti metinę pajamų ir turto deklaraciją antrinį teisinį pagalbą. Pirmiausia, reiktų parsisiųsti jos blanką. Jį galima rasti svetainėje teisėsgidas.lt, pasirenkant prašymas valstybės finansuojamam advokatui gauti. Spaudžiam parsisiųsti valstybės finansuojamam advokatui ir pasirenkam trečią failą pajamų ir turto deklaraciją metiniai pagalbai. Metinės deklaracijos formos yra nesudėtingos, prie vardo ir pavardės nurodome vardą ir pavardę ir taip pat reikia nurodyti valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos pavadinimą. Pavyzdžiui, vardenis pavardenis, o tarnyba, tarkim, bus Šiaulių. Lietuvoje yra kelios valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos. Jų veiklos teritorijos suskirstytos pagal apskritis Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių ir Panevėžio. Pagal savo gyvenamąją vietą reikia pasirinkti vieną iš šių tarnybų. Kuriai iš šių tarnybų priklausote, galite sužinoti puslapyje teisėsgidas.lt. Pasirinkę procesinę teisinę pagalbą. Čia yra nurodyti ir tarnybų adresai ir savivaldybės, kur kokiai tarnybai yra priskirta. Arba svetainėje www.teisinėpagalba.lt. Pasirenkant atstovavimas teisme ir pasirenkant vieną iš tarnybų. Vilniaus, Kauno, pavyzdžiui, Šiaulių. Ir žemėlapyje pažymėta, kokios savivaldybės yra priskirtos šitai teritorijai. Grįžtam prie deklaracijos pildymo. Jau iš dalies yra užpildytas pavyzdys. Jeigu jūs neturėjote jokių pajamų ir turto prie deklaracijos, nurodote visur, kad nulis gavote, kad turtas jūsų nekilnojamas pajamos nulis, nekilnojamas turtas nulis, kitas turtas irgi nulis, pridėti jokių papildomų dokumentų nereikia, reikia padėti parašą ir nurodyti savo vardą pavardę. Tačiau jeigu turėjote kažkokių pajamų arba turto, reikia atitinkamai pildyti sekančiai deklaraciją. Atkreiptamas dėmesys į ataskaitinį laikotarpį reikia nurodyti už paskutinius 12 mėnesių. Ataskaitinius laikotarpius, tai pavyzdžiui, jeigu deklaracija pildoma birželio 26 dieną, tai ataskaitinis laikotarpis bus nuo 2013 metų birželio mėnesio 1 dienos iki 2014 metų gegužės mėnesio 31 dienos. Prie gautų pajamų nurodite gautas pajamas per paskutinius 12 mėnesių. Jeigu dirbote, tai bus darbo užmokestis nurodomas pajamos, o jeigu, pavyzdžiui, laimėjote loteriją didelę sumą, tai reikėtų nurodyti ir didesnės negu 4 valstybės remiami dydžiai. Kaip pildyti ir nurodyti deklaracijas, jūs esate tame pačiame faile parsisiuntę ir instrukciją metinė deklaracijai pildyti. Ir yra skiltis pajamų deklaravimas. Ir ten atidžiai perskaitę galite suprasti, kokios pajamos ir kada jas reikia nurodyti prie gautų pajamų skilties. Ir kokias tai yra rūšis. Metinėje deklaraciją galima visus 12 mėnesių skirsti po mėnesiui, tačiau tai nėra būtina, kadangi pagal instrukcijas metinę deklaraciją pildyti nėra nurodyto tokio privalomo reikalavimo, tačiau yra neakivaizdus nurodymas pajamos išskirstyti pagal gautas rūšis. Instrukciją esate taip pat parsisiunti, jau kaip ir minėjau, antroje byloje. Jeigu turite nekilnojamą turtą, pavyzdžiui, namą, garažą, reikės atitinkamai pildyti ir deklaraciją. Prie nekilnojamo turto, jeigu turite namą ir garažą tuo pačiu adresu, nurodite, kad tai yra statiniai ir, tarkim, jau adresą nurodite. Skirtingai nuo statinių reikia būtinai nurodyti žemės plotą
Tačiau nebūtina nurodyti nekilnojamo turto vertės, nebent turėtumėt kitokios turto vertės patvirtinančius dokumentus. Ir tai būtų gana šviežus dokumentai. Jeigu turite kitą nekilnojamo turtą, taip pat jį reikia nurodyti. Pavyzdžiui, dažniausiai pasitaikantis atvejis, kad asmenys turi automobilį, tačiau nežino jų kainas, jų galima kainas apytiksliai sužinoti svetainėje autoplus.lt. Grįžtant prie nekilnojamo turto, reiktų atkreipti dėmesį, kad santuokoje įgytas turtas yra jungtinė nuosavybė, tad jeigu turite jungtinę nuosavybę įgytą turtą, reikėtų pažymėti, kad tai yra su pastaba, kad tai yra jungtinė nuosavybė. Prie pridėdamų dokumentų reikėtų pridėti pajamas patvirtinančius dokumentus, tai pavyzdžiui, pažymą iš darbdavio. Jeigu darbdavys atlyginimo neišmokėjo, tai reikėtų pridėti išsiųsti pretenziją dėl neišmokėto atlyginimo su darbdavio gavimą patvirtinančia žyma arba su registruoto laiško kvitu. Alternatyva yra pasimti pažymą apie jums priklausančias pajamas už paskutinius 12 mėnesių iš Sodros. Nekilnojamo turto nuosavybę patvirtina dokumentai iš registrų centrų, jie būna kelių rūšių. Priklausomai nuo to, kada jie išduoti, jums vadinasi išrašais, pažymėjimais ir pažymomis. Atkreiptinas dėmesys, kad jeigu santuokoje yra įgytas turtas pagal seną civilinį kodeksą, tai visas turtas paprastai užregistruojamas vieno iš sutuoktinio vardu, tačiau jisai yra vis tiek jungtinėje nuosavybė. Santuokos metu paveldėtas ar gautas dovanų ar pirktas iš asmeninių lėšų turtas yra asmeninė nuosavybė ir jis turėtų būti nurodomas metinė deklaracija tik tuo atveju, jeigu jis priklauso jums asmeniškai. Jeigu tu turite automobilį, reikėtų pridėti automobilio patvirtinančią nuosavybės liudijimą. Čia pavyzdėje jisai nenurodytas, bet kuriuo atveju reikėtų pridėti. Tai yra dažniausiai žalias dokumentas, kuris visą laiką yra su jumis. Be abejo, nepamirškite ir pasirašyti savo vardo ir pavardės prie metinės deklaracijos. Valstybės garantuojamas teisinės pagalbos tarnyba už neteisingų dokumentų pateikimą gali patraukti jūsų administracinę atsakomybę. Tai yra šiuo atveju už neteisingą metinės deklaracijos užpildymą. Ši deklaracija nėra teikiama valstybinė mokesčių inspekcija, o yra prašymo antriniai teisiniai pagalbai gauti dalis, o tiksliau vienas iš priedų. Kadangi valstybės garantuojamas teisinės pagalbos tarnybos yra valstybės įstaigos, vadovaujantis valstybės garantuojamas teisinės pagalbos įstatymo 2 straipsnio 6 dalimi ir 14 straipsnio 1 dalimi, pirminės teisinės pagalbos specialistai privalo konsultuoti dėl metinių deklaracijų pildymų, padėti jas užpildyti klientams. Pirminės teisinės pagalbos kontaktus galite rasti svetainėje www.teisesgidas.lt. Pasirenkant nemokamą teisinę pagalbą ir susirandant savo savivaldybę. Arba pasirenkant svetainę www.teisinėpagalba.lt, pasirenkant teisinės konsultacijos ir kur kreiptis. Ir taip pat pagal alfabetą galima susirasti savo savivaldybę. Tai nėra oficialus metinės deklaracijos pildymo aiškinimas, o asmeninė Teisės gidas intelektinė rėmėjo nuomonė. Ar teisingai užpildytos deklaracijos turi teisę tikrinti valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos. Jų veiksmus dėl perdėtų biurokratizmo netinkamo teisės akto aiškinimo galima skųsti teismui arba Seimo kontrolieriams. Jeigu turite kokių klausimų ar komentarų, rašykite apačioje. Arba galite rašyti elektroniniu paštu admin@teisesgidas.lt. Būtų įdomu sužinoti jūsų nuomonę, ar teko susidurti su kokiais sunkumais pildant dokumentus antriniai teisiniai pagalbai.